Ką tik išsitaškė fenas. Ausis belia, kai jis net zvimbt pradėjo. Ir viską nušlifavau. Tokią va taudelę. Va tiek čia aplink langą visur apėjau. Nežinau, reiks užpakliuot kažkaip tvarkingai. Ir rapinsim. Priekis toks va dabar. Bamperis visas. Keisis čia viskas. Vargelė čia. Pusdienį tai tikrai ištrukau dabar. Varysiu dabar patepliuot čia tos visus metalus, kad daugiau nesiplėstų biški tos rūdis. Nu jau atsikėliau ryte pažiūrėt, kaip šitą mašiną. Užtepiau šiaip surišėjo aš to rūdžių. Bet va, ant stogo, kad turim kažkoks atvirkštinis efektas, nesurišėjęs, o atrišėjęs atrodo čia ant to stogo labiau. Šiaip visur normaliai, bet va ant stogo tai kažkokiais va tokiais išmetė. Žinau, reikės bandyti šveist iš naujo. Žiūrėt, kaip iš naujo padarius bus. Turim reikalų. Pats netikiu, bet visai išeina. Pačią sunkiausią detalę dar pasiėmiau vrapinti. Tai šitą užbaigiu, tai realiai garantuotai visą mašiną užsivrapins. Stellar. Ką tik išsitaškė fenas. Rankos. Ausis belia, kai jis net zvimbt pradėjo. Labai gerai šauna. Ausis pilnas sieras. Vau, kaip išsitaškė jis. Nežinau, ar per timelapsą matysis, bet dabar gailiuos, kad timelapsą dariau. Vau. Apšlifavau viską, maždaug sulyginau formas. Dabar nuplausim mašiną, bus galima bandyti klijuot. Daug streso. Daug. Oh my god. Nu jau beveik sutemo, tai padariau tiek. Reiks pabaigti šiaip.
Turim šitaip susilipdę, neblogai. Taip iš po pačios. Nusidažiau dabar emblemą audinės. Reikės bandyti klijuot. O šitaip turim, turėtų būti žiūvę. O čia prikibę. Jis buvo chrominis. Neblogai. Nei blogai, nei blogai. Bus pažymėta čia dar va, žymės. Kaži, kuria pusė, nebeatsimenu kaip buvo, bet čia tas pats. Gerai atrodo. Sutvarkyta, dabar A4 pasipaišiau. Kažkur čia dėsim, čia va taip turi būti. Nusifotkinęs kaip buvo, bet va, lievai, kad nusitryniau, galėjau nenusitrint per plėvelę, matyčiau žymės, kur buvo. Čia va tai taip ir buvau padaręs, bet šitą vėliau ir nuplėšiau, šitą pirmą nuplėšiau. Nepagalvojau dar tada. Tembemistam, tai va čia va šitą tada parodysiu. Jo, tai gerai. Reikia klijuot. Nu, realiai manau, tobulai aš atitaikiau tas raidelės. Net pasiėmiau šitą gulšiuką, kad pasižiūrėt, tai lygiai viskas. Nusifotinau šitą ir seną, tai atrodo, kad realiai tobulai stovi. Daug tik klijų netepiau, po kelis lašiukus tų momentinių, tik jos laikys, nenukris. Nu, aš nežinau, ar rodžiau ar nerodžiau, bet čia va tryhardinau tai baisiai vakar. Va šitai padarėm jau. Tiksliau padariau. Sparnai apklijuoti, kapotas apklijuotas, bamperis irgi priekinis. Tai gerai atrodo. Liko durys. Ir šitas visas stogas. Jo, dar yra biški darbo. Nu ką, išsipjaušiau visą šoną. Mąstau čia nuo kurio galo, tai jaučiu nuo šito pradėsiu. Nes nuo čia viskas nueina. Čia paskui, jeigu pradėsiu nuo čia, tai gali būti, kad paskui blogai užsisuks man da kas nors. Ir jau teks tampyt labai. Dar pasitikslinsiu, pasižiūrėsiu gal kokį tutorialą. Tai tiek. Šiaip užsiknisau baisiai. Tai o šitam darbui reikia švarių rankų, nes kimba purvai paskui ir kai nuplėšai. Tos dulkės visokios eina ir šiaip apskritai sunkiau kipt pradeda tą plėvelę. O dar prieš paklius, tai prieš paklius sunkiau irgi pritraukia negu šiaip. Nežinau, nes paklius gal ten mikro dulkės, dar kažkas ten sunkiau kimba, žodžiu, sunkiau pritraukia. Šita detalė turbūt didžiausia, daugiausiai plėvelės aukoti čia galima. Bet dar nieko išmest neteko plėvelės. Visai gerai, kad piši. Šiaip jie atrodo šita detalė didelė, bet aš kažkaip turiu nuojautą, kai nebus tokia sunkiai. Nu, dabar pasidarėm šitą. Eisiu palei apačią dabar ir paskui palei viršų jaučiu taip.
Čia tai jo ir be hitgano. Sakyčiau, greičiausias buvo čia. Kiek čia laiko. Videkas tai 19 minučių eina. Duris yra, išsipjaustysiu. Ir dabar dar pašildysiu, dar kad apsitrauktų geriau. Nice. Mes užteks. Jeigu neužteks. Ką užliejau, viską jau. Visas stogas padarytas, visa mašina padaryta. Viskas. Darbas baigtas su plėvelė. Bragus, čia biški dar purškiu. Tai dar vieną sluoksnį išpurkščiu ir viskas lupsiu lauk dar tą lipnę juostą, violetinę šitą. Antena čia dabar tik įsikišau, reikės dar pritvirtinti. Ką, einam dar papurkšim. Gerai bus. Reikia pritvirtinti anteną. Parodysiu, kaip čia viskas vyksta. Bent jau šitą modelį. Tai čia va, nusiėmė šitą. Čia irgi atsilaisvinau. Ir buvo dar kažkur vienas. Ai, čia dar vienas buvo. Tada šitas labiau biški prasidaro. O taip prasidarius. Šiaip ne taip atsukau aš ten. Toks va varžtas. Ten yra užsisukęs. Už šito. Taip įsipatoginęs. Ne reklama čia, nes jie manęs nesponsorina, bet ėmiau iš Heliopolis. Nes daugiau nėra kur Lietuvoje imti plėvelės. Tai būtų gerai, jeigu pasponsorintumėt. Žinai, gera plėvelė. Prisiūlyčiau, jei kas turit laiko, tai geriau gal iš užsienio pasižiūrėkit pigiau galbūt. Nes man viskas gavos apie 600 eurų dabar. Šitą plėvelę. Užsakiau 18 metrų gavos per 3 sykius, ėmiau 8 metrus, tada vėl 8 ir tada dar 2 metrus, nes stogai pritrūko. Mašinai visai, sakyčiau, reikia kaip mano 17 metrų, 18 kažkur. Išsimest labai daug neišsimečiau tos plėvelės. Nu ką, darbas atliktas. Reikia parodyti jums rezultatus. Tai štai va, mašinėlė, nauji ratukai. Viskas suderinta, pilka. Toks va priekis. Lempas reikėtų biškį populiaruot, bet jau čia vėliau. Plėvelė šiaip, nu gerai apskliavo. Realiai, be jokių burbulų. Ten gal kažkur ten yra, kur nelygiai apipjaušiau, bet šiaip nėra, kad tikrai blogai būtų, net nesimato čia nieko. Nu, tarkim, apipjaustymai, kas čia, nu, čia šitas, biški matos, kad čia taip nuėjo, nelygiai, nu ir taip toliau. Pats net neatsimenu, kur čia dar, šiaip tai viskas tvarkoj, man labai patinka. Darbas, kiek truko, nu, plėvelę klijavau 2 savaitės, man rodos, špaklių irgi panašiai užtrukau. Realiai plėvelę, norint tobulai išklijuot, tai irgi reikia vis tiek kamerai daryti. Čia va, kaip pas manęs kiemas, čia vien žemės visokios, tai čia biški vėjas papučia. Ir iškart turim. Šiaip žiauriai gerai, patinka man. Kitas syk, tik tais nebent klijuočiau, tai daryčiau kokią ryškesnę spalvą, išsišokančią labiau gal. Šiaip mąsčiau arba violetinę, arba kokią žalią galvojau. Bet pasirinkau šitą dabar pradžiai. Bet irgi gerai atrodo.
Nardo Grey, tipo, norėjau. Tai čia nežinau, tokia biškį gal šviesesnė nei Nardo Grey iš tikro. Man net sunku įsivaizduot, per internetą pirkau. Nebuvo ten, kad ant tiksliai Nardo Grey spalvos pirkti. Šitos pavadinimas buvo Tele Grey. Orakal plevelė. Gerai, šiaip prikimba, nėra ten tų burbulų. Buvo nepatogumų, kai vėjas ar kažkas baisiai kilnoja plevelę. Bet paigoj vis greitesnis dariaus. Šiaip nebuvo, kad būčiau kažką išmetęs plevelės. Viskas išsikliavo iš pirmo sykio. Tai tikrai gera plevelė, aš manau čia. Nu ir rankelės neblogas, žinai, klijuotojo. Tai va, jeigu kam va reikia, tai žinot, kam rašyt. Gal paderinsim, pakliuosim. Priimu darbo užsakymus, jei kam reikia. Tai plevelė kainavo 600 eurų. Šiaip patenkintas. Ką daugiau pasakyti. Filmuoju šiaip savo, iš tikro. Kodėl aš filmuoju, tai filmuoju šiaip. Man patinka, įdomiau biški, negu tiesiog. Ir šiaip buvau pradingęs ilgam laiko tarpui, tai bent žmonės supras, ką veikiau. Kurs jaučiu daugiau video, bet daugiau dabar su muzika. Galvoju daryti kaip kokius tutorialus arba kaip kuriu pafilmuot, nes dabar ateis šalti orai, jau dabar parėjo. Ir reikės kažką daryti vidaus sąlygom. Tai taip va.